Na, tai ką, sveiki visi. Kas žinot, kas nežino, kas pirmą kartą, kas ne pirmą kartą. Ką šiandieną bandysim įveikti matematikos 2024 VB. Nėra vienas sunkiausių, tikrai nėra. Įveikiamas, žiūrėsim, ką turėsim, kaip mums seksis. Ir kaip eisis, tai spręsim absoliučiai visą VB. Tikiuosi, užtruksime iki 2 valandų. Ir jūs pamatysit per mano sprendimus, aš jums paaiškinsiu, kaip išspręsti kiekvieną uždavinį. Ir jo, tai jeigu nežinot, kaip kažką spręsti, tai čia yra labai geras būdas išmokti, pasimokyti ir pasimokyti realiai. Ir jo, aš manau, kad daug sužinosit, tikrai vertingas video. Jeigu kažko sakau nesuprantat, labai geras video, visai galite atvaryti čia, pasižiūrėti, ko nesuprantat, nes vis tiek to VB užduotis plus minus kartojasi. Jos nebūna visiškai tokios pačios, bet realiai beveik viskas išlieka tas pats. Nieko jie ten per daug nekeičia. Vat gal 2.25 dabar, kur bus, gal biškai kitoks bus, bet vėlgi temos beveik tos pačios, tai nemanau, kad reikėtų kažko bijoti. Taigi, ką? Judame tada prie užduočių. Taigi, ką mes čia turime? Tai mes turime parodyti, kuris yra y lygu 3x grafiko ekskidas. Tai ką mes žinom apie rodiklinės funkcijas, jos pavydalas yra ax, ir žinoma, jeigu a yra daugiau negu 1, tai rodiklinė funkcija eina taip, o jeigu a yra mažiau negu 1, rodiklinė funkcija eina taip. Ne? Tai šiuo atveju turim a3, tai 3 yra daugiau negu 1, tai žinome, kad šita funkcija yra tokia. Tačiau ką daryti, jeigu mes nežinome? Kai yra ta rodiklinė funkcija, tai lengviausias būdas įspręsti būtų tiesiog įsistatyti vietoj x skaičius, pavyzdžiui, 3 minus 2. Prašau, 3 minus 2, pavyzdžiui, 3 minus 1, 3 nulintajam, pavyzdžiui, 3 pirmajam, 3 antrajam, ką mes turime čia? 1 devintąjį, 1 trečią, 1, 3 ir 9, ane? Pailiui einant. Tai ką mes turime? Mes matome, kad iš labai arti nulio skaičiaus kylame į viršų, tik kai peržengiame 0. Tai aišku, kad atsakymas bus čia. Gerai. Ir judam prie kito uždavinio. Ir čia mūsų prašo paskaičiuoti vidurkį valandų per savaitę skirtų mokinių ruošti. Ne? Tai kaip mes tai padarysim? Mes tiesiog mokinių skaičių, bendrą valandų kiekį, valandas padalinsim iš mokinių. Tai ką dabar čia reikėtų daryti? Tai pavyzdžiui, jeigu žinome, kad yra 10 mokinių, kurie mokosi 8 valandas, tai mes tiesiog 10 padauginam iš 8. Simple as that. Ką toliau darom? Matome, kad 9 mokiniai darė 10 valandų, tai tiesiog 9 kart 10. Ir visus taip sudedame, ką mes turėsim galų gale. 6 plus 6 kart 16 plus 4 kart 18 plus 22. Ne? Ir visą šitą padalinti reikia šūdą iš 10 plus 9 plus 6 plus 4 plus 1. Ne? Tai čia yra mūsų bendri mokiniai. Ir jeigu mes visą šitą tiesiog didelį dalyką įsistatom skaičiuotuvą, ką mes turime? Mes turime tiesiog atsakymą 12. Ir tai būtų atsakymas B. Mažinam saizą mūsų pieštuko ir einame per trečią uždavinį. Tai trečiajam uždavinį mūsų prašo pateikti visas galimybės padaryti slaptažodį, ne? Ir kiek jų iš viso yra. Tai mes pirmą renkamės iš 5 simbolių, ne?
kurie čia yra nurodyti, o tada 3 kiti simboliai šio passwordo būtų skaičiai, ne bet kokie skaičiai, o 3 skirtingi skaičiai. Dabar, kuo skirtusi skirtingi nuo skirtingų? Pavyzdžiui, jeigu būtų neskirtingi, tai galėtume turėti tokį passwordą, ne? Daleisim, kiek čia procentas, 0, 0, 0, ne? Bet kai mes turime skirtingus, mes negalime čia dėti 0 vėl. Mes turėtume čia dėti 1, tada 0 ir tada 2, o ne? Turi būti 3 skirtingi. Dabar, kaip paskaičiuoti visas galimybės, tai mes pirmą renkamės, turime 4 skaičių kodą, tai pirmą mes rinksimės iš kiek simbolių? Teisingai iš 5, nes turime tiesiog 5. O dabar jau einam prie skaitmenų, tai pirmą mes skaitmenį rinksimės iš 10, 0 iki 9. Tada jau vieną, kai pasirinkam, mums lieka tik 9 variantai, 9 opcijos, todėl mes renkamės iš 9. Tada mes pasirinkam dar vieną skaičių, tai daleisim pasirinkom 0 ir 1, tada jau mums lieka tik 8 skaičiai, galimi. Todėl mes čia rašom 8 ir 5 x 10 x 9 x 8 mums duoda tiesiog atsakymą 3600, kas yra C. Taip, ir judame toliau, kol kas neturime nieko baisaus mums prieš akį. Ir dabar mes matome, kad Augustė kas mėnesį moka 10% mažiau negu praeitą mėnesį ir jinai turi 3 mėnesių vairavimo kursą. Ir jos kursas pirmą mėnesį kainuoja 400. Tai žinom, kad pirmą mėnesį jis kainavo 400. Ką mums reikia padaryti, kad mums suskaičiuotume antro mėnesio. Ne? Galime susidaryti labai lengvą proporciją. Ne? Įsivaizduom, kad 400 yra mūsų 100%, ne? Tačiau mes skaičiuojam tik tais, mums reikia 90%, ne? Atimam 10, ne? Nes, logiškai, tik 90% lieka. Tai čia turėsim x, ne? Reikia pasiskaičiuojam x, 400 dalinta iš x lygu 100 dalinta iš 90. Tai mūsų x tiesiog bus 400 kart 90 dalinta iš 100. Ir tai būtų 4 kart 90 būtų 360. Ir ką dabar turime, ne? Mes turim, kad antrą mėnesį mokėjo 360 ir tada kiek įmokėjo trečią, tai darytume lygiai tą patį dalyką su proporcija, bet tačiau ką galim tiesiog iš karto padaryti, įsivaizduokit. Jeigu kaina realiai yra 1, ne, įsivaizduom, 90% bus 0,9, ne? Įsivaizduom, ne, kad kaina yra 1, ne, 100%. O tada jau 0,9, tai 90% būtų 0,9, ne? Logiškai irgi. Tai mes tiesiog galim tą kainą mūsų 360 padauginti iš 0,9. Ir mes turėsime jau tiesiog tą dalį. Mums nieko daugiau nereikia, mums nereikia jokios proporcijos, mes daug greičiau tai suskaičiuojam. Tai irgi atsiminkit laiko valdymas. Tai kaip galima susitrumpinti veiksmus, ypač ant tų lengvesnių uždavinių, tai geriausias būdas yra tiesiog imam paprasčiausią veiksmą, kas būtų tiesiog 360 padauginti iš 0,9 ir tai būtų, tai bendrai turėtume 400 plus 360 plus 324 ir sudėjus visus šitus mes matome, kad atsakymas yra 1084 ir tai yra vėlgi atsakymas C. Kągi, judame toliau, turime 5 uždavinį ir mums reikia nustatyti šio reikšminio apibrėžimo sritį. Dabar, ką mes žinome apie šaknį? Tai mes žinom, kad šaknyje skaičius turi būti turi būti didesnis arba lygus 0. Ne? Tai jeigu nustatinėjom šito reikšminio apibrėžimo sritį, tai mes turim pasakyti, kad x kart x minus 4 yra daugiau arba lygu 0. Viskas. Daugiau nieko nereikia. Ir mes galim juos atskilinėti, bet ką mums tai daryti? Mes iškart matome, kad vienas x yra lygus 0. Ne, mes prieš tai, gerai. Dar pamiršau paminėti, kad mes prieš tai turime susilyginti lygtį. Ne?
Ir tada vieną žinom, kad x sprendinys yra 0, o kitas yra x minus 4 lygu 0, tai x yra lygus 4. Ane? Ir ką mes dabar turime? O mesgi turime paprasčiausią parabolę, kuri eina, aišku, į viršų, nes matome, kad mūsų koeficientas yra teigiamas. Čia rašome 0, čia 4. Ir kokie taškiukai? Užtušuoti, nes turime daugiau arba lygų. Dabar mums turi būti daugiau arba lygų už 0. Taigi matome, kad tai yra nuo minus begalybės iki 0 ir nuo 4 iki begalybės. Ir įskaitant, ne, šitas atsakymas netinka, nes čia yra paprasti skliaustai, taigi įmam lūžtinius skliaustus ir brėžiame atsakymą B. Nu ką, dabar gal aš. Ok, tai čia turime 6 uždavinį ir ką mes čia matome, ne? Čia pavaizduota tikslingai keturkampė piramidė, ne? Ir mums reikia pasakyti, kokį kampą sudaro atkarpa S, arba brauna atkarpa SA su pagrindu ABCD. Ne, tai pagrindas ABCD yra čia. Ne, kraštinė mūsų yra čia. Ir dabar kokį sudarys pagrindas su šita brauna kampa. Tai yra tiesiog, įsivaizduojam, mane projekcija. Statmenai, kur eina, ne? Čia projekcija būtų atkarpa AO ir aiškiai matosi, kad kampas yra SAO, ne? Čia daug teorija, ne? Mums reikia projekcijos. Ir kokį kampą sudarus projekciją. Tai aiškiai matosi, kad tai būtų SAO. Gerai. Judame toliau. Ką dabar mes čia matome, ne? Tas vienas iš pateiktų funkcijos grafikos eskizų. Kurios? Dabar, ką mes matome, ne? Matome, kad funkcija yra pakilusi. Ne? Jinai niekada nepraeina pro x ašį. Tai reiškia, kad jinai niekada nebus lygi 0. Ne? Ką mes čia matome, ne? Čia turim, pavyzdžiui, sinus. X plus 2. Ne? Tai čia irgi. Jeigu daleisim statytume kokį minus 2, ne, vietoj x lygu minus 2, tai turėtume sinusą iš 0. O ką mes žinome kas žinome yra sinusą iš 0? Ne? Čia reikėtų kabintis ant šito. Ne? Nes tiek šita transformacija, jos realiai nepakeičia reikšmių srities. Ne? Mes žinom, kad sinuso funkcijos reikšmių sritis yra nuo minus 1 iki 1. Ne? O čia matome, kad jinai yra kažkiek pakelta, nes net neina per 0. Ne? Tai šitos dvi iš karto atskirint. Bet žiūrim šitą. Na, šitos, jeigu reikėtų žiūrėti reikšmių sritį, tai jos būtų reikšmių sritis nuo minus 2 iki 2. Ne? Nes čia, ką matom, tiesiog 2 kartus padaugintas sinus x, ne? Tai jeigu bus, pavyzdžiui, 0, tai ir bus 0. Jeigu bus 1, tai bus 1 kart 2, tai bus 2, ne? Ir ką mes čia turime, tai žinom, kad šita irgi eis per 0, nes tiesiog funkcijos reikšmių sritis yra nuo minus 2 iki 2, ne? O, pavyzdžiui, 2 plus sinus x, ne? Tai įsivaizduojam 2 plus sinus x, tai kokia būtų reikšmių sritis? Tai reikšmių sritis būtų šitos funkcijos nuo sinusas nuo minus 1 iki 1, bet kadangi pridedam 2, tai prie minus 1 pridėjus 2 gausime 1, o prie 1 pridėjus 2 gausime 3. Tai reiškia, reikšmių sritis yra nuo 1 iki 3. Tai kas matosi labai gražiai čia, nepraeina pro 0 vienintelė funkcija, todėl atsakymą brėžiam A. Ok. Kągi, judame toliau. Mes turime paveiksle pavaizduoti lygiašonę trapeciją, ne, ABCD. Yra žinoma, kad AB yra CD, ne, AD dalinta iš BC yra 3 prie 1. Ir dabar mums reikia pasakyti, kuris teiginys apie vektorius yra teisingas. Ne, žinoma, kad vektorius yra kaip ir judėjimas. Realiai.
ne, tai labai svarbu ir kryptis yra. Tai iškart galima šitą atmesti, nes matome, kad jeigu AB ir DC, matome, kad juda į visiškai skirtingas pusės, tai šitas atsakymas tikrai netinka. Dabar, ar AB yra lygu minus DC, tai minus DC irgi grinai tas pats yra, tiesiog, kad minus DC yra tiesiog vektorius CD. Ne? Kas irgi matome yra visiškai netiesa, irgi nesąmonė. Dabar žiūrime, ar BC yra, ne, šitą pratrinu, spėjote įsidėmėti, dabar žiūrime, ar BC vektorius yra minus 3AD. Tai reiškia, ar bus tiesiog, ne, jeigu minusą panaikinsim, 3DA. Žiūrim. DA. Ir matome, kad jau kryptis nesueina. Ane? Ir ką čia matome, kad čia yra koeficientas 3. Tai reiškia, kad net reikėtų 3AD, DA kraštinio, ne, kad turėtume vieną BC, kas matome, aišku, yra nelogiška, nes BC yra trigubai mažesnė už DA. Tai šitą irgi galime atmesti mūsų variantą, ne? Manau tikrai aišku, kodėl. Taigi liekam su vienu variantu D, dabar pasižiūrim, kodėl D. Ne, mes turim, kad vektorius AD, ne? Vektorius AD yra lygu 3BC, ne? O žinom, kad AD prieš BC yra santykis 1. AD, ne? Kryptis ta pati. Iš vektoriaus BC būtų, ne, 3:1. Pagal šitą santykį. Tai reiškia, AD yra 3BC. Simple as that. Kągi. Tai kągi, žiūrime toliau, 9 uždavinukas. Ir mes čia turime kūgį. Ir mums reikia nustatyti, kiek vandens visgi yra vandeningoje dalyje. Ir mes žinom, kad tai yra 2/3 kūgio aukščio. Ne? Tai žinom, kad viso kūgio aukštis yra H. Ne? Ir žinom, kad visos kūgis, viso kūgio talpa yra 1350 ml. Tai galim čia vadinti kaip mažesnis kūgis. Čia bus didesnis kūgis. Ne? Ir mes žinom, kad jie yra panašus, ne? Mažesnis kūgis yra panašus su didžiuoju kūgiu, ne? Aiškiai matosi, vienas kitame yra ir koks vis dėlto yra jų koeficientas panašumo. Jis yra mažasis kūgis, tai jo aukštinė yra H, 2/3 H, o didžiojo kūgio yra H. Ir turime, kad koeficientas yra 2/3. Dabar, kai mes lyginam tūrį mažesnio, tūrį didesnio, mes turime koeficientą trečiajame laipsnėje. Ne, tai būtų 8/27. Ne, 2/3 pakeliam kvadratu. Ir mes žinom, kad didžiojo yra 1350. Reiškia, V mažojo yra V didžiojo kart 8/27. Arba 1350 kart 8/27. Ir tai būtų tiesiog 400. Taigi atsakymas A. Paprastai, ne? Neapsigaunam. Tūris yra kubinis vienetas arba trečiojo laipsnio vienetas, taigi dėl to koeficientas irgi yra trečiajam laipsnis. Nes kūgių skaičiuojant mes naudojam 3 parametrus. Tai kągi, žiūrime toliau, 9 uždavinukas ir mes čia turime kūgį ir mums reikia nustatyti, kiek vandens visgi yra vandeningoje dalyje. Ir mes žinom, kad tai yra 2/3 kūgio aukščio. Ne? Tai žinom, kad viso kūgio aukštis yra H. Ne? Ir žinom, kad visos kūgis,
viso kūgio talpa yra 1350 ml. Tai galim čia vadinti kaip mažesnis kūgis. Čia bus didesnis kūgis. Ne? Tai ir mes žinom, kad jie yra panašus. Ne? Mažesnis kūgis yra panašus su didžiuoju kūgiu. Ne? Aiškiai matosi, vienas kitame yra. Ir koks vis dėlto yra jų koeficientas panašumo. Jis yra mažasis kūgis. Tai jo aukštinė yra h. 2/3 h, o didžiojo kūgio yra h. Ir turime, kad koeficientas yra 2/3. Dabar, kai mes lyginam tūrį mažesnio, tūrį didesnio, mes turime koeficientą trečiajame laipsnėje. Ne, tai būtų 8/27. Ne, 2/3 pakeliam kvadratu. Ir mes žinom, kad didžiojo yra 1350. Reiškia, v mažojo yra v didžiojo kart 8/27. Arba 1350 kart 8/27. Ir tai būtų tiesiog 400. Taigi atsakymas A. Paprastai, ne? Neapsigaunam. Neapsigaunam, tūris yra kubinis vienetas arba trečiojo laipsnio vienetas, taigi dėl to koeficientas irgi yra trečiajam laipsniui. Nes kūgius skaičiuojant mes naudojam 3 parametrus. Taigi, žiūrime toliau. Aritmetinė progresija yra A1, Na kągi, ir prieiname prie 10, mano manimu sunkiausio uždavinio. Taigi mes čia turime aritmetinę progresiją, ir žinome, kad jos skirtumas yra pirminis skaičius. Dabar didesnis už 2. Kas yra pirminis skaičius? Žinome, kad pirminis skaičius yra tas skaičius, kuris dalinasi tik iš savęs ir iš vieno. Tai pirmieji skaičiai būtų 1, 3, 2, 5, 7, 11 ir taip toliau. Dabar mes žinom, kad aritmetinė progresija yra užrašoma tokiu pavidalu. Darysim, jeigu turime AM ir AK, tai AM bus kam lygu? AM bus lygu A1 plus DM minus 1. O turėsim AN, kas bus A1 plus D, ne AN, AK bus D, K minus 1, čia pagal šitus, skaičiukus. Ir mes turime jų atimti. Jie tiesiog yra atimam jūs, Tai ką mes turime? Mes turime A1 plus DM minus D, atskeliauju čia. Minus, A1 plus DK minus D. Ir galų gale, ką mes čia turėsim, tai turėsim A1 plus DM minus D minus A1 plus, minus, minus visur, DK plus D. Ir tai visai tai yra lygu, soriukas. Ir visa tai yra lygu 28. Tai ką mes matome? A1 susiprastina, D susiprastina, mes liekam su DM minus DK yra 28. Tai įsikeltume dar D prieš kliaustus, ką mes turėsim, kad M minus K yra 28 dalinta iš D. Dabar mes žinom, kad M ir K yra natūraliai skaičiai, nes čia yra progresijos tie. Kaip ir numeris, o progresija eina natūraliai skaičiai. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir taip toliau. Ir žinom, kad D yra pirminis skaičius. Tai mums reikia dabar sugalvoti tokį pirminį skaičių, kuris dalintųsi iš 28 ir turėtų gautis tiesiog paprastas natūralus skaičius. Tai ir jis turi būti daugiau už 2. 1 ir 2 iš karto atkrenta,
Žiūrim 3. 28 iš 3 nesidalina. Gauname trupmeną. Irgi netinka. Tada žiūrim 5. Irgi netinka. Tada žiūrim 7. O 28 dalinta į 7. Ką turim? 4. Tai reiškia, kad D yra 7. Mes turim pirminį skaičių. Ir ką žinome, kad M minus K yra tiesiog 4. Nėra iš lengvųjų uždavinių tikrai, bet su šitu pirmą dalį mes baigėme. Na ir ką, grįžtame prie antros dalies, kur mes turime patį pirmą uždavinį su aibėmis, ane? Ir čia mūsų prašo sankirtos, bet atkreipiam dėmesį į ko mūsų konkrečiai prašo, tai apskaičiuokite, kiek elementų priklauso aibių arba sankirtai. Sankirtai tai jūsų neprašo, kokie tie elementai, jūsų tiesiog prašo skaičiaus, kiek jų priklauso sankirtai. Tai kas dabar yra sankirtas? Tai sankirta yra realiai paprastai žodžiai sakant, jeigu yra dviejų aibių sankirta, tai mums tai reikės visų tų elementų, kurie nepriklauso abiejom sankirtam. Arba kitais žodžiais, kurie priklauso tik vienai aibai. Tai daleisim, jeigu čia būtų 1 ir 1, ne, tai čia jau nepriklausytų sankirtai. Tada 5 taipogi nepriklausytų. 7 nėra čia, 8 irgi nėra, bet 9 yra abiejose. Tai irgi išėmam. 14 nėra, 12 nėra, 19 nėra ir 20 išėmam. Žiūrim, kiek turime elementų. 1, 2, 3, 4. Sakykime, tiesiog rašytume 4. Nėra sunku. Dabar 12 mes turime trikampį ir mums reikia apskaičiuoti kraštinės AC ilgį. Ne? Dabar kas yra, ką čia galim naudoti, mes žinom, kad kosinus ABC yra 1/6, tai turbūt mums, ką indikuoja užduotis, kad mums reikės naudoti kažką su kosinus. Tai mes žinom turbūt vieną geriausiai formulę kosinusų teoremos ir tai yra a kvadratu lygu b kvadratu plus c kvadratu minus 2bc kosinus a, ne? Mes šitą žinom formulę, ne? Tai jeigu dabar pritaikytume, tai mes turėtume, kad ac kvadratu lygu ab kvadratu plus bc kvadratu minus 2 kart ab kart bc kart kosinus abc ir tai tiesiog būtų lygu 2 kvadratu plus 3 kvadratu minus 2 kart persirašys kitą pusę 2 kart 3 ir kart 1/6 ir tai tiesiog būtų 2 kvadratu būtų 4, 3 kvadratu būtų 9, tai 4 plus 9 būtų tiesiog 13 ir 13, 2 kart 3 kart 1/6 bus tiesiog 1, tai 13 minus 2 būtų tiesiog 11. Ir mes turime šito skaičius ištraukti šaknį, tai AC bus tiesiog šaknis iš 11. Ne, čia turim kvadratu. Nieko per daug čia nereikia žinoti. Par turim 13, taipogi nesunku uždavinuką. Mes turime geometrinės progresijos formulę, ne? Ir mums reikia apskaičiuoti B3. Tai ką mes darom, tiesiog įsistatom trejetą vietoj n. Tai bus 1 2 kart 5. Čia bus 3 minus 1. Ir tai bus tiesiog 5, 3 minus 1 bus 5 tiesiog kvadratu. Bus 1 2 kart 5 kvadratu. Ir tai tiesiog bus paprasčiausiai 25 dalinta iš 2. Ne? Biški. Nusimušė mūsų rašymai, bet ką mes turime, tai tiesiog žinom, kad sumos formulė yra B1 kart 1 minus Q n-tuoju padalinta iš 1 minus Q. Ne? Šitą formulę visi žinom ir ką mes turime, žinom, kad Q yra mums jau nurodytas, tai yra 5. Tai reikia pasiskaičiuoti B1, kas bus 1 2 kart 5 n 1 minus 1, kas bus tiesiog 0, 5 nulintuoju bus tiesiog 1, tai B1 bus 1 2. Tai ką mes turim, kad suma yra 1 2 linta iš 1 minus 5 6 laipsnį
padalinta iš 1 minus 5. Ir tai bus tiesiog 1953. Dabar turime truputėlį sunkesnį uždavinuką, bet irgi lengvai išmąstoma. Tai mums čia reikia kampo BAD. Tačiau mes žinom, kad ADE yra 60 laipsnių. Mums reikia kampo BAD. Ne? Šito kampučio. Ir kaip mums jį reikėtų surasti? Taigi mes žiūrėkit, matome, kad čia yra status trikampis. Žinom, kad čia yra 60 laipsnių. Ne? Tai kada kampas CED bus tiesiog 90 minus 60. Ir tai bus 30 laipsnių. Ne? Simple as that. Ir ką mes šitų paskaičiavimų padarom, ne, matot, šitas lankas. Matome, kad šitas kampas remiasi į tą lanką. Bet, ką mes dar matome, kad šitas kampas irgi remiasi šitą lanką. Taigi, jeigu jie remiasi tą patį lanką, reiškia, kad jų ir kampas yra toks pat. Tai tiesiog 30 laipsnių. Ne? Dabar 14,2 yra biškai sunkiau. Nes jeigu mes sujungiame AE, ir mes žinom, kad spindulio ilgis yra šaknis 6. Dabar reikia nusisklaidinti. Mes kadangi matome čia stygas, mes galvojame, gal mums reikia paskaičiuoti ten CE ir CA. Bet ne, viskas yra daug paprasčiau. Ką mums reikia pasidaryti? Tai lygiašonį trikampį iš dviejų tų spindulių. Ir ką mes čia dabar matome, mes matome, kampas AOE remiasi į lanką AE. Bet kadangi čia yra centrinis kampas, tai jisai bus dvigubai didesnis už kampą, kuris remiasi nuo apskritimų. Taško. Tai jeigu čia yra 60 laipsnių kampas, tai kampas ADE bus lygus kampui AOE, bet kadangi sakom, kad jis yra dvigubai didesnis šitas kampas, tai tiesiog šitą reikia padauginti iš 2. Nes jie remiasi, matote, tą patį lanką AE. Taigi, reiškia, kad AOE kampas bus 2 × 60, kas bus tiesiog 120 laipsnių. Ir turint tą omeny, mes galim tada nesunkiai paskaičiuoti ir kampą kraštinę AE. Kaip mes tai padarysim? Paprasčiausiai nusibrėžim aukštinę. Ir žinom, kadangi čia lygiašonis trikampis, tai mes turėsim 2 lygius kampus čia. Čia bus 60 laipsnių kampas ir čia bus 60 laipsnių kampas. Tai tie būtų trikampiukai yra lygus. Dabar, jeigu čia pažymėsiu dar kraštinę kažkaip, daleisim čia bus F, mes galim lengviausiai paskaičiuoti tą F, nes mes žinom jau, kad AO yra šaknis iš 6, taip pat ir AA, OE, Tai dabar, jeigu skaičiuojam AF tada, tai mes žinom, kad čia yra 30 laipsnių kampas, o čia prie 60 laipsnių kampą, tai jeigu skaičiuotume, pavyzdžiui, žinome, kiek yra OF yra AO padalinta iš 2, tai bus tiesiog šaknis 6 dalinta iš 2, o jeigu skaičiuotume AF, tai mes žinom, kad AF yra tiesiog šaknis iš 6 padalinta iš 2 kart šaknis iš 3. Naudojant tiesiog paprasčiausias 30, 60, 90 laipsnių trikampio savybės. Ir ką mes čia turim, kad AF yra šaknis iš 18 dalinta iš 2, bet jeigu mums reikia AE, tai AE paprasčiausia bus tiesiog 2 kart AF, kas tiesiog bus 2 kart šaknis iš 18. Ir tai bus šaknis iš 18. AF bus šaknis iš 18 dalinta iš 2, atsiprašau. Biškai užbėgau įvykiams už akių, tai mes tiesiog čia turėsim šaknis iš 18. Ar galim kažkaip jį suprastinti? Taip, nes šaknis iš 18 yra tas pats, kas 9 kart 2. Tai galim čia pasirašyti tai kaip 3 šaknis iš 2.
Na ir kągi, judame toliau, ane? Čia daug prirašiau, tai gal viską pratrinam. Ir stebim 15 uždavinuką. Dabar mes žinome, kad ištraukti tikimybę, kad bus raudonas rutuliukas yra 3/5 ir žinom, kad yra tik raudoni ir juodi rutuliukai. Dabar mums reikia nustatyti, kiek dėžėje yra juodų rutuliukų ir žinome, kad joje iš viso yra 35 rutuliai. Tai labai lengva tai padaryti. Visų pirma, mums reikia paskaičiuoti, kokia tikimybė, kad mes ištrauksime juodą. Tai kad ištrauksime juodą, tikimybė bus 1 minus 3/5 arba 1 minus raudono. Nes yra galimybė ištraukti arba juodą, arba raudoną. Tai ką mes turime, kad 1 minus 3/5 yra 2/5. O žinom, kad iš viso galimybių yra 35. Tai ką mes tiesiog padarom, tai mes tą tikimybę padauginam iš galimybių. 35. Visų galimybių. Ir mes tiesiog turime 2/5 kart ram 5. Ir tai tiesiog bus 14. Tai reiškia, dėžutėje yra 14 juodų rutuliukų. Ir dabar mums reikėtų apskaičiuoti dar, kad jeigu dėžėje ištraukomas vienas rutuliukas, ir tada vieną kartą dar metama moneta. Tai moneta gali apsiversti arba herbu, arba skaičių. 50-50. Ir mums reikia paskaičiuoti įvykį A, kad ištrauktas iš dėžės raudonas rutulys, bus ištrauktas raudonas rutulys ir kad moneta atvirto herbu. Tai mes žinome, kad įvykis, kad mes gausime raudoną rutuliuką yra 3/5, Bet norint paskaičiuoti įvykį A, tai dar yra 50%, kad ištrauksime herbą. Ir mums reikia šitą dvi tikimybės sudauginti, nes taip veikia tikimybių teorija. Ir ką mes turim galutiniam variante, tai tiesiog 30. Ir viskas. Nieko čia per daug mes neturime sunkaus. Galime, manau, įdėti laisvai toliau. Dabar turime du vektorius, A ir B. Ir mums reikia apskaičiuoti kosino kampo A. Tai matome kosinus alfa, iš karto mes griebėmės ir galvom, ką mes su to galim padaryti. Ir mes žinome, kad vektorius A kart vektorius B yra tas pats, kas vektorius skaliarinė sandauga bus tas pats, kas vektorius alfa kart vektorius beta kart kosinus alfa, Mes iškart matome kosinus alfa, tai iškart galvom, kokią formulę mes galėtume taip tam pritaikyti. Tačiau kaip mes apskaičiuosime, dar kitaip skaliarinę sandaugą, tai mes galim tiesiog pataikyti tą formulę, kad xa, xa kart xb plus ya yb, Tiesiog, žinom irgi šitą formulę. Ir tai visa tai yra lygu, kitai skaliarinės sandaugos formuliai. Dabar jeigu mums reikia kosinus alfa konkrečiai, tai mes tiesiog šitus du keliame į apačią. Ką turim? xa kart xb plus y alfa yb dalinta iš vektoriaus ilgio a kart vektoriaus b ilgio, Ir tai visa lygu kosinus alfa. Dabar tai reikia mums suskaičiuoti, Tai galim lengvai ir įsistatyti visus skaičius. Ką mes turime? Mes turime xa yra 4 kart 5 plus 3 kart minus 12. Dabar mes gerai žinome, kad vektoriaus tiesiog ilgis yra šaknis iš x kvadratu plus y kvadratu, Tai paprasčiausia ištraukiame šaknį iš 4 kvadratų plus 3 kvadratų ir padauginam iš
5 kvadratu plus 12 kvadratu. Ane? Nes minus 12 iškart tampa, aš iškart parašau 12, nes jeigu kelsim kvadratu, tai neturi jokios esmės. Neturi jokio skirtumo. Ane? Ir ką mes čia turime? Ir visas šitas didelis dalykas suskaičiavime, mes apskaičiuojame, kad kosinas yra tiesiog paprasčiausiai minus 16,65. Ane? Skaičiavimus gali pasidaryti patys, bet jeigu pasidarytume, tikrai turėtume gauti tokį atsakymą. Šitas sunkus uždavinys, nes reikia tiesiog, bet, realiai nėra labai sunku, tiesiog žinokit, kaip pritaikyti dvi formulės, ane? Mes turim formulyną, ne veltui. Ne, mes turim jo ir naudotis, ane? Ir mes turime ir erdvės ilgių formulę, ir kaip apskaičiuoti skalerinę sandoką, tiesiog viską išnaudojom, nes mes žinom, kad kosinus alfa reikės. Tai logiškai, kad reikės naudoti tam tikrą formulę, ne? Tai ką? Biškai mano rento paklausėm, dabar judame toliau. Paskutiniai 2 uždaviniai. Nėra, sakyčiau, iš lengvesnių, bet tikrai kandami. Tikrai kandami, jeigu stropiai mokysitės, manau, čia jokių problemų nerasim. Taip, aišku, 17,1 tai yra jokutis tiesiog. Čia reikia nustatyti visas x reikšmės, su kuriomis funkcijos į f nuo x reikšmės mažėja. Tai kada reikšmės mažėja, kada išvestinė keičia ženklą. Ne? Ir tampa neigiama. Tai kada išvestinė neigiama, tai nuo -3 iki begalybės. Viskas. Nėra tikrai sunku kažkas. O dabar jau 17,2. Čia jau biškai įdomiau. Tai mes turim grafiką liečiant, šį grafiką liečiant taške, kurio abscisė lygi 0. Tai žinom, kad x0 yra 0. Tada ką mes galim išgauti iš grafikų? Mes žinom, kad x lygu 0. Tai mes žinom, kad f nuo x0 yra, matome, -2. Nežinome, kad leistinės, jeigu mums reikės lygties, tai mes žinom, kad leistinės lygtis yra f nuo x0 plus f švestinė x0 kart x minus x0. Mes šitą žinom lygtį. Žinom, kad x0 yra 0. Žinom, kad čia yra -2. Ir mes dar žinom, kad ši leistinė kerta OX taške 5 ir 0. Tai dabar ką mums duota šitas taškas? Šitas taškas mums duotas, kad mes galėtume pilnai apsiskaičiuoti leistinės lygtį. Nes kaip matote, mes negalim apsiskaičiuoti f nuo x0. Ne, mes nežinom šitų skaičius, bet mes jį galim apsiskaičiuoti. Jeigu įsistatytume skaičius, jeigu pirmas susiprastintume šitą lygtį, ne, tai ką mes turim, kad f nuo x yra tiesiog f nuo x0. Vietoj f nuo išvestinės x0 mes rašome -2. x0 yra 0, tai tiesiog bus -2x. Ne? Tai dabar jeigu išsistatytume šitą tašką, tai ką mes turėtume, kad 0 lygu f nuo x0 minus 2 kart 5, ne, 2 kart 5, tai bus tiesiog -10. Tai ką reiškia, kad f nuo x0 bus tiesiog 10. Tai jeigu reikėtų mums atsakymo, tai lygtis būtų tiesiog -2x plus 10. Simple as that. Simple as that. Na ir paskutinė, sakyčiau, šitos konkrečiai sunkiausia dalies uždavinys, bet ir logiška, nes jis yra pats paskutinis. Dabar mes žinom, kad kosinus pi iš 18 lygu k. O mums reikia sinus pi iš tram 6. Tai dabar galvom, 18 ir tram 6, kas susiję? Jeigu 18 mes padalintum, jeigu mes tram 6 padalintum iš 2, ką mes turėtume? 18. O, bum. Dabar mes turim kosinus, ne? Tai kam lygu kosinus pi iš 18? Ne? Prisimenam dvigubo kampo, ne? Dvigubo kampo formulę. Tai mes žinom, kad tai yra tiesiog kosinus kvadratu iš pi 18 dalinta iš 2 būtų 36 minus sinus kvadratu pi iš 36. Ne?
Bum. Vieną dalyką atlikome. Bet dabar, ką mums daryti su kosinus kvadratu iš pi iš tram 6? Labai geras klausimas. Ir ką mes tiesiog padarysime? Kodėl mes negalime pasiversti kaip sinus? Ane? Tai būtų tiesiog, ne, 1 minus sinus kvadratu iš pi tram 6, kam būtų lygu? Tiesiog kosinus kvadratu iš pi iš tram 6. Viskas. Bum. Turime, kad kosinus pi iš 18 yra tas pats, kas 1 minus sinus kvadratu iš pi iš tram 6 minus sinus kvadratu iš pi iš tram 6. Dabar mums reikia tik sinus pi iš 36, ne? Mums reikia jį išreikšti. O kosinus pi iš 18 galim tiesiog jau pasirašyti kaip k. Dabar jeigu mes šitų sudedam, ne, mes tiesiog turim 2 sinus kvadratu pi iš tram 6. Ir jeigu mes jos perkeliam į kitą pusę, mūsų minusai dingsta, ką mes turim, kad 2 sinus kvadratu pi iš tram 6 yra tas pats, kas 1 minus k. Ne? Tai jeigu mes žiūrėtume tai jau tiesiog finalinį variantą, tai sinus pi iš tram 6 būtų tiesiog 1 minus k. Abudu dalinam iš 2. Ir ką paskutinį padarom? Kvadratas pasinaikina, ištraukame tiesiog iš dešinės pusės šaką. Bum. Nusliau, iš abiejų ištraukiam, bet, suprantat, ką aš turiu omeny. Tiesiog, sinus pi iš tram 6 lygų šaknis iš 1 minus k, rinta iš 2, ne? Žaidžiam su formulėm ir tikimės gauti gerą atsakymą, kad pasinaikintų viskas, ko mums nereikia. Taigi ką, antra dalis baigta, dabar jau laukia tik trečia. Nu ką, prieinam prie trečiosios dalies. Dabar kol kas tą pasižiūrim, jeigu ką, persikelsim kažkur kitur. Bet pirmas uždavinys nerodo jokios baimės, man nemeluosiu. Tai ką, mes žinom, kad 4, 2, ne, norint išspręsti rodiklinį lygtį, mums reikės tiesiog vienodų pagrindų. O žinom, kad 4 pakelta trečiuoju laipsniu yra tas pats, kas 64. Viskas. Dabar galime spręsti jau lygtį mūsų. 2 minus 3x lygu 3. Ne? Tai minus 3x. 3 perskelia į kitą pusę. 3 lieka, 2 perskelia į kitą pusę. Turime 1. Tai kam lygu x? X lygus minus 1/3. Viskas. Padalinam abi pusės iš minus 3. Galime eiti prie 19.2 ir čia matome trumpmeninę lygtį. Kaip mes ją sprendėm? Ne, prisilyginam tiesiog vardiklį 0, ne? Ir ką mes turim, kad 2x minus x kvadratu yra lygu 0. Jei labai norėtume, galėtume čia išprastinti, bet whatever, neprastiname. X minus 2 nelygu 0. Ne, tai ką mes žinom, kad x 2 minus x. Ne, įsikeliam x lygu 0. Tai ką žinom, kad x lygu 0. Ir x lygus 2. Ne? Bet ką mes žinom, kad x nėra lygus 2. Wow, what a surprise. Ne, pagal apibrėžimo sritį mes turėtume dalybą iš 0, jeigu x būtų 2, ne? Tai reiškia, koks atsakymas? Atsakymas yra tiesiog 0. Bum, 4 taškai uždirbti. Einame toliau. Ok. Ne? Ketina rengti vandens gręžinį. Gręžinio kaina priklauso nuo gręžinio gylio. Įmonė teikianti vandens gręžinio įrengimo paslaugas atsiuntė Ignui tokį pasiūlymą. Gręžinio pirmojo metro kaina yra 11 eurų, kiekvieno kito metro kaina 1,25 didesnė nei paskutinio prieš buvusio metro. Ne? Tai jeigu mes susiuostume 5, tai ką mums reikėtų čia pasidaryti? Tai pirmą reikėtų pasidaryti kažkokį progresiją. Čia šiuo atveju yra aritmetinė progresija, nes augama yra nuo paskutinio metro, ne? Ir čia nėra jokios daugybos. Tai žinom, kad AN yra A1 plus D N minus 1. Tai dabar įsistatome, ką turime. Tai žinome, kad 11, ne? Tai AN yra 11 plus D tai bus 1,15 kart N minus 1. Tai reiškia, kad EN
yra 11. Oi, nu tai, jo. Ane, galim dar kažką pasidaryti, bet realiai galime užskart statyti tuos 5. Tai A5 būtų 11 plus 1,25 kart 4 ir tai būtų tiesiog 16. Na ir jei žiūrėtume toliau, ne, turime uždavinį A lygio, bet nesakyčiau, kad toks labai jau sunkus. Tai kas čia parašyta, kad iki 81 metro kaina didėja, ne? Tai ką logiška būtų paskaičiuoti 81 narį. Žinome, kad nuo 81 nario kaina nebesikeičia. Tai jeigu skaičiuotume 81 narį, tai turėtume 11 plus 1,25, ne? Ir 81 minus 1. Ir mes turėtume 11 plus 1,25 kart 80. Mes turėtume 111 eurų, ne? Ir ką mes su šitą informaciją galim padaryti? Mes žinom, kad mums reikia 100 metrų. Tai ką mes tiesiog darysim? Tai mes, susumuosim nuo 82 iki 100 metro, tai kiek čia bus? 82, 83, 84 ir taip toliau iki 100. Ir tai kiek bus? Tai bus 19 metrų iš eilės. Tai 19 dauginam iš 111. Tai čia bus mūsų kiek mums reikės sumokėti už 82 metrus ir daugiau. Ne? O dabar iki 81 metro. Tai mes žinome sumos formulę aritmetinės progresijos. Tai A1 plus AN dalinta iš 2 kart N. Ne? Ir ką mes turime? Mes tiesiog turime 11 plus 111 padalinta iš 2 ir padauginta iš 81. Ir mūsų kaina gauna čia 4941, o 82 ir daugiau gaunasi 2109. Tai bendra kaina 100 metrų bus tiesiog 2109 plus 4041 ir tai bus 7050. 4 taškai uždirbti. Judame toliau. Kągi, turim 21 uždavinį ir matome, jog mums reikia įrodyti, kad šio trikampio plotą, stačiakampio, OABC, galima paskaičiuoti per formulę A pakeltą trečiojo laipsnį minus 8A kvadratu plus 16A. Ir mes žinome, kad OC kraštinė yra A. Ne? Tai realiai mes žinom, kad C taškas yra irgi A. Ne? Ir mes matom, kad B taškas taipogi liečiasi su tašku A. Ne? Ir mes žinom, kad žiūrėkit, matot, šitą parabolę yra, ne? Ir jinai liečiasi su tuo tašku B, ne? Tai realiai, ką mes žinom, kad šitos parabolės, ne, A minus 4 kvadratu, ne, bus BC. Ne, aukštis, įsivaizduot. Čia mes paskaičiuojam aukštį, o žinom, kad tikslas yra A. Taigi, taip supratę galim pasakyti, kad SA yra tiesiog, žinom, stačiakampio ploto formulė, OC ir BC, o žinom, kad OC yra A, o BC yra tiesiog A minus 4 kvadratu. Tai atlikę skaičiavimus, tai A kart pakeliam šitą kvadratu bus A kvadratu minus 8A plus 16, ne, pagal greitos daugybos formulę, ir mes gaunam, kad A trečiuoju minus 8A kvadratu plus 16A yra ploto formulė.
ko mūsų čia ir prašo užduotis. Taigi judame prie B užduoties, tiksliau antros užduoties. Ir čia mes žinome, kad norint gauti didžiausią reikšmę ploto, mums reikia tiesiog ištraukti išvestinę iš mūsų funkcijos, ne? Tai jeigu mes žiūrime išvestinį, diferencijuojame, tai a trečiųjų tampa a 3a kvadratu, ne 3 nueina į priešskaičių ir mažiname į 1 laipsnių. Tai 8a kvadratu taps 8 kart 2a, ne, plus tiesiog a16. Ir ką mes turime? 3a kvadratu minus 16a plus 16. What's our next move? Our next move tiesiog yra suskaičiuoti šitą kvadratinę lygtį, ne? Ir ieškom nulių. Mes turim suskaičiuoti, kada ši lygtis lygi nuliui, tam reikės diskriminanto ir diskriminantas šitos lygties yra, ne kaip žinome, 16 kvadratu minus 3 kart 4 kart 16 ir tai bus 16 bus 64 ir tada skaičiuotume reikšmės A1, A2 ir tai būtų 16, ne, minus 16, tampa tiesiog 16 plus minus šaknis iš 64 dalinta iš 3 kartų bus 6. Ką mes turime? 16 plus 8 dalinta iš 6 bus tiesiog 4, ne, ir 16 minus 8 dalinta iš 6 bus 4/3, ne. Dabar mes žinome, ne, ką mes darom toliau. Tai tiesiog brėžiamas, ne, dėjimą mažėjimą, ne. Čia S išvestinė, čia tiesiog S. Tai mes žinom, kad čia jinai nuo 3/3 iki 4, o čia 0, ne, nes mažiau už 0, logiškai, kad negali įgyti reikšmių. Ne, tai žinom, kad išvestinė nuo 0 iki 4/3 bus, galim patikrinti, įstatydami 1 pavyzdžiui, tai bus 3 minus 16 plus 16, tai bus teigiama, tai rašome čia pliusą. Ir tada, jeigu įstatytume, daleisim nuo 4/3 iki 4 intervalį, daleisim 2 įsistatom, tai bus 3 kart 4 bus 12, ne, minus 2 kart 4 kart 8, 32, plus 16, gauname 12 plus 16 plus 28, tai bus atsakymas minus 4. Minus, ne? Tai reiškia, kad nuo 0 iki 4/3 funkcija didėja ir nuo 4/3 iki 4 mažėja. Turim, kad maksimumas yra 4/3. Tai kada įgyja didžiausia reikšmė? C, kai A lygu 4/3. Liuks. Judame toliau. Na ir čia jau turime A lygų užduotį. Ir čia mūsų prašo paskaičiuoti OABD plotą. Žinome, kad OC yra 1. Ir ar mes galime sužinoti D labai lengvai? Taip, mes galime labai lengvai sužinoti D. Kaip mes sužinosime D? Tai D yra tiesiog mūsų viršūnė. Ne, žinom, kad čia matome, pagal grafiką aiškiai matosi, kad viršūnė bus ant 0. Tai tiesiog kada x minus 4 kvadratu lygu 0? Tai kai bus tiesiog, kai D lygu 4. Ne? Tai žinom, kad šitą OABC, OABD plotą, OA plotą sudaro tiesiog, ne, plotas AOBC, ne, šito keturkampio ir SBCD, figūros BCD, ne? Tai OABC, ne? SOABC labai nesunkiai galim paskaičiuoti, tai žinom, kad čia yra 1. O B tašką mes suskaičiuosim labai lengvai, tiesiog įsistatę į
Ir čia įsistatysim vietoj x 1, nes c yra 1. Tai 1 minus 4 kvadratu bus tiesiog minus 3 kvadratu, tai bus tiesiog 9. Ne? Žinom, kad bc yra 9. Tai su bc bus 1, o c kart bc. Ir tai bus 9. Ne? Gerai, šitą turim. Dabar kaip apskaičiuosim s bcd? O gal labai nesunkiai, ne? Žinom, kad čia yra integralas. Ne? Integralas, kokie jo rėžiai? Nuo 4 iki 1. Ne? Ir kokią mes turim funkciją? Kad funkcija yra x minus 4 kvadratu. Ne? Ir liečiasi su cd, bet cd yra 0. Taigi nieko daugiau mums nereikia daryti. Tiesiog diferencijuojam šitą funkciją. Ne, gal būtų patogu visai ją atsiskliausti. Tai jeigu mes ją atsiskliausime, turėtume x kvadratu minus 8x plus 16. Ne? Ir jeigu mes ją diferencijuojam, tai mes turėsim, kad tai yra lygu, ir nepamirštam, x trečiuoju dalinta iš 3, ne, vienas pakyla, turime padaryti iš 3, nes įsivaizduom, kad diferencijavimas yra tiesiog, kai mes, kad iš šito, mes turim gauti va šitą. Integravimas yra tiesiog, kad mes iš to naujo dalyko turim gauti tą senai. Tai x trečiuoju dalinta iš 3 minus, čia bus 4x kvadratu, ne, nes 4x kvadratu, jeigu 2 nuleidžia mane, čia gausim 8x, ne? Ir 16, tai bus tiesiog 16x, ne? Ir rėžiai nuo 4 iki 1. Ne, dabar tęsim šitą darbą, tai turėsim x trečiuoju bus 4 trečiuoju dalinta iš 3 minus 4 kart 4 kvadratu plus 16 kart 4. Ir iš viso atimsime 1 trečią minus 4 plus 16. Ne? Tai tiesiog suskaičiuojame, ne? Tai čia bus 4 trečioji bus 64 dalinta iš 3 minus 4 trečioji bus 64 plus 16 kart 4. Ir iš viso turime čia 64 dalinta iš 3. Ir iš 64 dalinta iš 3 mes atimame 1 trečią minus 4 plus 16. Tai bus 7 trečias. Ir ką mes turime? 64 dalinta 3 minus 7. 4 minus 37. 27 dalinta iš 3, o tai bus tiesiog 9. Ne, tai mūsų figūros plotas bus tiesiog 9 plus 9. Ne, ir tai bus 18. 4 taškai jūs. Ok. Ir mes judame toliau. Alright. Ir dabar perskeliame į Milentą jau. Nes čia reikės mums paveiksliuko daugiau negu vieną kartą. Ir ką mes čia turime? Tai mes čia turime trikampį, ne? Ir mums reikia įrodyti, kad trikampiai AME ir BMD yra panašus. Kaip mes tai padarysime? Tai mes jau vieną turime dalyką. Abudu jie yra, turi statų į kampą, tai AME panašus trikampiu BMD. Tai pirma, kampas AEM yra panašus su kampu MDB. Ds duota. Ir tada antras yra, kaip manote, aš manau, kad čia geriausias būdas būtų tiesiog padaryti šitas, ne? Ką mes čia turim? Kryžminius kampus. Ką tai reiškia? Kad kryžminiai kampai reiškia, kad kad kampai yra lygus. Kampas AME yra lygus, ne panašu lygų, kampui BMD, ne? Nes kryžminiai. Ir tada galim rašyti, kad pagal du lygius kampus trikampiai
trikampis BMD yra panašus. Ok. Dabar mums reikia parodyti, kad plotas šito trikampio yra 84. Ne? Ir mes turime jau visas kraštinės. Taigi, jeigu gerai atsimenat formulyną, mes turime tokią Herono formulę, ne? Ir kam Herono formulė sako, tai mums pirmą reikėtų pasiskaičiuoti pusmerimetį. Pusmerimetris būtų tiesiog AB plus AC plus BC dalinta iš 2. Tai ką mes turim? 13 plus 14 plus 15 dalinta iš 2. Ir tai bus tiesiog 21, jei neklystu. Jo, 21. Gauname kem 2. Ne, ir tada what's our next move? Tai pagal Herono formulę mes žinom, kad plotas yra visų kraštinių pusperimetris minus pusiau kraštinė. Nu žodžiu, jeigu atsimenu, tai yra tiesiog tai P minus A, P minus B, P minus C. Ne, tiesiog formulinė yra, viskas čia nereikia, manau, nieko aiškinti. Ištraukiam iš šitą šaknį, tai bus 21 kart 20, ir parašysiu tai 21 minus 15 kart 21 minus 14 kart 1 minus 13. Ir jei mes visus šitus skaičius sudauginame, mes gauname 21 kart 6 kart 7 kart 8, tai galime šaknį iš 7056. Ir ištrauktume skaičiuotuvę šaknį, mes gautume 84. Bum, ir rodėme. Dabar mums reikia nustatyti trikampių AME ir BMD panašumo koeficientą. Ne, ir kaip mes tai įvykdysim? Labai paprastai. Ane? Žiūrėkit. Mes turim visas 3 kraštinės. Ane? Ko mums reikia? Kaip mes galėsim įrodyti? Mano būdas būtų toks. Kadangi mes turim plotą, mes žinom, kad trikampio ploto formulė yra pagrindas kartu aukštinė dalinta iš 2. Ne? Mes žinom plotą, mes žinom pagrindą, bet mes nežinom aukštinės. Ne? Pavyzdžiui, galim paskaičiuoti BE arba AD, nes abi jos yra aukštinės. Tai pavyzdžiui, tai galim pasakyti, čia, daleisime. Jo. Pirmą gal parašome šį formulę. Tai būtų, kad plotas yra, pavyzdžiui, AC kart BE dalinta iš 2, ne? Turite visi sutikti, aš esu teisus. Tai 64 kart 2 dalinta iš AC, tai yra 15, yra BE. Ir jeigu suskaičiuotume skaičiuotuvais, tiesiog turėtumėt 11 kablis 2. Ne? Ir dabar jeigu tą patį galim padaryti su AD, tai S lygu AD kart BC dalinta iš 2, tai kam bus lygu AD? AD bus tiesiog lygu 84 kart 2 dalinta iš 14. Ir tai būtų tiesiog 12. Ne? Bum, turime jau 2 aukštinės. Ką dabar su tom aukštinėm galim padaryti? Pagalvojom. Kaip mes įrodysim trikampių panašumą, ne? Su šitų kažko labai neprikursim, ne? Su tom 2 aukštinėm. Bet ką mes galim paskaičiuoti su aukštinė? Jeigu turim AD, žinom BA, mes galim tiesiog paskaičiuoti BD, ne? Pitagoro teorema. Tai kodėl mums nepaskaičiaus? Taip pat tas pas su AE, ne? O žinom, kad AE ir BD sudaro trikampių panašumo koeficientą. Ne? Jų santykis. Taigi mums dabar tai reikia paskaičiuoti BD ir AE. Tai BD būtų lygu kam? AB kvadratu minus AD kvadratu. Ir iš to ištraukta šaknis. Ir tai būtų šaknis iš 13 kvadratu minus 12 kvadratu. Ir tai būtų tiesiog 5. Ne, tai žinom, kad BD yra 5. Dabar jeigu paskaičiuosim AE, tai AE bus tiesiog irgi 13 kvadratu. Gerai, parašysiu. Pirmą formulę parašom, tai vėl bus AB kvadratu minus
minus BE kvadratu. Iš to ištraukta šaknis. Ir tai bus šaknis iš 13 kvadratu minus 11,2 kvadratu. Ir tai bus 6,6. Ne? Ir kai mes turime šitos du, ką mums reikia tiesiog padaryti, tai kadangi mūsų prašo AME, o tada BMD, tai mes turim padalinti AE iš BMD. Oi, mes turim padalinti AE iš kurios kraštinės iš BD. Ne, ir mes turėsim čia koeficientą. Koeficientas bus 6,6 dalinta iš 5. Ir tai bus tiesiog 1,2. Bum. Išsprendėme šitą uždavinį. Jau turim 6 taškus, dabar reikia 7. Taigi pažymėję AB vektorių raidė A, net AB bus čia. O BC pažymėsim kaip B. Na, čia galima antrinti visą šitą. Ne. BC visas šitas vektorius bus B. Ne. Ir mums reikia išreikšti vektorių AD. Ne. Tai koks greičiausias kelias iki AD? Tiesiog AB plus BD. Ne. Tai vektorius AD yra tiesiog AB plus BD. Ne, sutinkam. Ir dabar, mes visą šitą turim. Все, ramu. Tai ką, vektorių jau čia AB tiesiog bus A, o kaip BD paskaičiuosim, tai BD bus tiesiog, įsivaizduojam, kad BD realiai yra, čia jeigu yra 5, tai 5/14 B. Ne? Na, žiūrėkite, ne? Nes įsivaizduojam, kad BD yra realiai 5, o visas BC yra 14, ne? Tai pavyzdžiui, kad BD iš BC būtų 5 dalinta iš 14, ne? Tai ne, tai turim, kad BD yra tiesiog 5/14 BC. Tai ką mes turėsim, tai AB plus BD bus tiesiog A plus 5/14 B. Все, įvyktas dar vienas uždavinys. Taigi mes čia turime 23 uždavinį ir kaipgi mes čia nustatysim tą matematinę viltį ir A reikšmę. Mes turim kažkokį labai keistą kauliuką, čia šešienis kauliukas, bet iškritimo tikimybės yra skirtingas. Taip gyvenime nebūna, bet vėlgi čia yra matematinis uždavinys, gal kokios magijos uždėjo ant to kauliuko, aš nežinau. Bet ką aš galiu pasakyti, tai mes tikrai galim apskaičiuoti šitą reikšmę labai lengvai. Ir kaip mes tai padarysim, tai tiesiog kam lygia A reikšmė. Ne, mes žinom, kad visos, galima išmesti tik arba 1, arba 2, arba 3, arba 4, arba 5, arba 6. Tai visų bendra tikimybė, mes žinom, kad bus lygi 1. Tai ne, tai kad P iš 1 yra 1/3, plus 1/12, plus 1/6, plus 1/4, plus A, plus 1/18. Mes žinome, kad visos šitos tikimybės susideda į 1, nes kitokio mes skaičiaus negalim realiai išmesti. Tai kam bus tada lygu A? Tai A bus lygu 1 minus visi tie skaičiai. Minus 1/18, minus 1/4, minus 1/6, minus 1/12 ir minus 1/3. Ir visą tai, jeigu atimsime, mes gausime 1/9. Ne? Tai 1 tašką turime, dabar apskaičiuojame matematinę viltį. Įsivaizduokit, matematinė viltis yra taip. Realiai vidurkis. Koks vidurkis? Kai mes išmesim, kokio mes skaičiaus tikėsimės. Ne? Jeigu pagal tai galvot, tai tada manos ir lengviau. Ne? Pavyzdžiui, kad matematinė viltis yra formulė, bet kaip mes galvom, kad yra 1/3 tikimybė, kad išturėsime 1, tai reiškia, kad 1/3 kart 1. Ne? Tada pridedam matematinę viltį 2. Ne? 2 kart 1/12. Tai kad
kad tikimybė, kad iškris 2 yra 1/12. Ne? Tada pridam 3 kart 1/6 plus 4 kart 1/4 plus 5 kart mūsų gautas A 1/9 plus 6 kart 1/18. Ne? Ir jei mes visą šitą paskaičiuosim, mes gausime 2 sveikas ir 8 devintasis. Arba 26 devintasis. Ne? Viskas, matematinė viltis paskaičiuota, turit formulę, nieko per daug čia nereikia galvoti. Dabar mums reikia paskaičiuoti, kad kauliukas meta pas 2 kartus ir paskaičiuokite mybę, kad abu 2 kartus sutvirtus senelių skaičių suma bus lygiai 4. Tai gerai, kada mes turim 4? Realiai 4 mes turim tada, kada iškrenta kada? 1 ir 3. 1, 3, ne, ir 1. Ir kai iškrenta 2 ir 2. Ne? Dabar nesuklyskit, 2 ir 2 iškrenta tik vieną kartą, ne? Nėra, kad gali būti 2 ir 2 ir 2 ir 2. Nes čia yra tik vienas variantas, ne, kitaip negali būti. Čia eilės tvarka nėra svarbi. Čia yra, bet čia nėra. Nes, sunku man paaiškinti, kodėl taip yra, bet tiesiog atsiminkit, kodėl taip yra. Ir kad jeigu iškrenta, 2 ir 2, pavyzdžiui, 3 ir 3, 4 ir 4, tik vienas būdas, tik vienas. Ir ką mes čia turim, tai P, kad X bus lygu 1 kart P, kad X lygu 3, ne, plus P, kad X lygu 3, kart P, kad X lygu 1, plus P, kad bus 2, X lygu 2 tiksliau, sorry už blogą rašyseną, kart P, X lygu 2, ne, ir ką mes turime at last? At last mes turime tiesiog susistatyti skaičius, tai P, kad 1 iškris bus 1/3, kart X, P, kad iškris 3, nėra 1/6, tai 1/3 kart 1/6, plus 1/6, ne 1 kart 1/3, ir plus 1/12 kart 1/12. Ir jei mes visus šitus skaičius sudedam, mes tiesiog turime 17,144. Ne? Tricky question. Dėl šito pagrinde šiaip išmąstyti tikrai galima. Tikrai tikiu, kad jūs galėtumėte išspręsti tokį uždavinį. Bent jau mano auditorija, kuri yra tokia protingi. Kągi. Einame apie 24.1 ir ką aš daryčiau šitam uždavinį. Tai paprasčiausia, pirmą nusibrėšiu koordinačių plokštumą ir joje tiesiog paprasčiausia sinuso grafiką. Kosinuso. Ir atleiskite už mano piešimą, bet maždaug tai turėtų atrodyti taip. Ne, jūs, jeigu darysit egzaminą, darysit gražiau negu aš. Pavyzdinis variantas. Ne? Bum. Turime šitą. O čia yra 1, čia yra 0. Ne? Ir dabar šaknis iš 2 dalinta iš 2. Kada būna toks kosinusas? Toks kosinusas būna, ne? Tai galime tiesiog spręsti. Ne? Kada kosinus x lygu šaknis iš 2 dalinta iš 2. Tai būna, kai būna pi iš 4 plus minus plus 2 pi k. Ne? Kaip priklauso z. Ne? Tiesiog sprendžiam šitą lygtį. Ne? Kosinus x daugiau šaknis iš 2. Nedaugiau. Kosinus x lygu šaknis iš 2 dalinta iš 2, ne? Bum, šitą gauname šitą, ne? Moka tikrai visi spręsti lygtis. Tai dabar, ne, maždaug žinom, kad kosinus, pi iš 4 čia mūsų kažkur, ne? Tai mes žinom, kad ir mes tą brėžiam liniją visur, kur yra kosinus pi iš 4, ne? Ir dabar mums reikia kada daugiau ar kada mažiau. Mums reikia kada mažiau už pi iš 4. Tai reiškia, bus visas šitas intervalas, ne? Ir jis vis pasikartos. Taigi, ką mes turime? Mums dabar reikia šitą paskaičiuoti.
O šitas taškas yra tiesiog realiai, ne, nesivaizdom, kad čia bus, kai įvės pasieks 1, tai čia bus 2pi, ne? Nes šitą nepasikartoja, 2pi. Pasinusoidė. Ir ką mes čia turim, tai ką mums reikia padaryti tiesiog, iš 2pi atimti pi iš 4. Mes turime 7 pi iš 4. Tai reiškia, kad šitas taškas bus 7 pi iš 4. Tai reiškia, ką mes turim, kad x yra nuo pi dalinta iš 4 plus 2 pi k ir nuo 7 pi iš 4 iki 7 pi iš 4 plus 2 pi k. Dabar kokius ženklus rašome? Tai reiškia, kad šitas turi būti, x turi būti mažiau už šitą, bet turi būti daugiau už šitą. Ne? Ir dar, būtinai paminėm, kad k priklauso z. Viskas. Čia ir bus mūsų atsakymas. Tikiuosi aišku, čia žinot, toks uždavinys buvo pirmą kartą VB praeitais metais, bet vėlgi, jis nėra tikrai sunkus, tiesiog reikia žinoti, kaip sprendžiasi tokia nelygybė. Ne? Man paprasčiausias būdas yra grafinis, kai mes jau apskaičiuojam vieną tašką ir tada iš to gauname kitą tašką. Liuks. Gerai. Judame toliau. Čia mes turim ln kart lnx. Ir tai yra mažiau arba lygu už 0. Visų pirma, kai mes susidurėm su algoritmais, ką mes pirmą padarom, mes paskaičiuojam apibrėžimo sritį. Ne? Tai šitas lnx, tai lnx, turi būti daugiau už 0. Tiksliau, x turi būti daugiau už 0, ne? X turi būti daugiau už 0, ne? Žinom pagal logaritmo apibrėžimo sritį. Bet kadangi mes čia turim dar ln ir tame ln turime lnx, mes taip pat žinom, kad lnx turi būti daugiau už 0. Ne? Mes turim tokią nelygybių sistemą. Tai kada lnx bus daugiau už 0, tai jis tiesiog simple, ne? Kadangi mes žinom logaritmo grafikais, maždaug yra toks. Jeigu čia bus 1, čia bus 0. Žinom, kad logaritmas neina mažiau negu į minusinus skaičius ir jisai tampa teigiamu nuo 1. Tai reiškia, čia šitos lygties apibrėžimo sritis bus nuo 1 iki begalybės. Ne? Dabar kai mes spręsim tą lygtį, ne? Tai kada ln yra mažiau arba lygu už 0. Tai ln yra mažiau, lnx yra mažiau arba lygu už 0, kai x priklauso nuo 0 iki 1, ne? Tai ką mes dabar turim? Mes tiesiog turim paskaičiuoti, kada lnx bus tarp 1 ir 0. Ten reikia, nes 0 neįeina. 0 bus lygu 0. Ne? Tai ką mes tiesiog turim pasižiūrėti, kada lnx mažiau arba lygu už 1. Ir kaip mes tai padarysim? Mes tai padarysim labai paprastai. Tiesiog paskaičiuosime x. Ir kaip mes tai padarysim, lengviausias būdas. Abudu skaičius padaryti jų pagrindą, kad būtų e. E pakelta kažkokiu skaičiu, ne? Kad rodiklis pasidarytų lnx. Nes pažiūrėkime, kas tada įvyks, jeigu pakelsim e lnx ir e pakelsim pirmuoju. Kas pasidarys? Ln ir e. Kas iš to atsitinka? Boom. Įsiprastina. Su kuo mes liekam? X lygu e. Ne? Tai reiškia, kad x, ne? Čia galim dar prirašyti mažiau arba lygu. X yra mažiau arba lygu už e. Ir dabar kokią mes turime apibrėžimo sritį, kad x priklauso nuo 1 iki begalybės. Tai koks mūsų bus atsakymas? Atsakymas x priklauso nuo 1 su paprastais skliaustais, ne? Nes 0 neįeina į apibrėžimo sritį. Kai lnx yra 0, tai negali tai būti. Iki e su laužtiniais skliaustais, nes e
Su e viskas gerai ir mes turim daugiau arba lygų 0. Bum. Bum. Dar vienas išspręstas uždavinys ir mes judame toliau. Nu kągi, priėjome prie paskutinės užduoties ir kągi mes čia turime, ne? Mes turime duotą funkciją. Mums reikia pasakyti, ar lyginė, nelyginė, ar neįlyginė, nelyginė. Tai mes žinome, kaip patikrinti funkciją, ar yra lyginė, nelyginė. Tai mums tai reikia x įsistatyti į minus. Ne? Ir ką mes turėsim tada? 2, 0, 2, 4 minus x. Ne? Minus 1 dalinta iš 2, 0, 2, 4 minus x. Ane? Ir jei mes viską pakelsim, ane? Tai 2, 2, 4 minus x-uoju bus tiesiog 1, ane? Dalinta iš 2, 0, 2, 4 pakelta x-uoju. Čia turėtume minus 2, 0, 2, 4 minus x, jeigu pakeltume minus x-uoju. Nu, toliau minusų, mes turėtume tiesiog 2, 0, 4 x. Ne? Ir dabar jeigu mes įsikeltume minusą prieš kliaustus, ką mes turėtume? Mes turėtume 2, 0, 2, 4 x minus 1 dalinta iš 2, 0, 4 x. Ne? Ir tai yra tas pats, kas mūsų duota funkcija, ne? Tik su minusu. Tai reiškia, tai yra lygu minus f nuo x. Tai reiškia, kokią turim funkciją, jeigu turime tokį atvejį, reiškia, turim nelyginę. Nes jeigu būtų lyginė, tai f nuo minus x turėtų būti lygu f nuo x. O nelyginė yra f nuo minus x lygu minus f nuo x. Bum. Turime 2 taškus. Dabar reikia dar 2. Nu, tai kaipgi mes rodysime, kad funkcija neturi kritinių taškų. Ne? Žinom, kad kritiniai taškai yra susijęs su išvestinėmis, tai greičiausiai mums reikės ištraukti išvestinę, nu, arba rasti išvestinę iš duotos funkcijos, ne? Tai mums reikės ieškoti 2, 0, 2, 4 pakeltą x-uoju minus 1 dalinta iš 2, 0, 2, 4 pakeltą x-uoju išvestinės. Dabar ką aš siūlyčiau pasidaryti, tai tą x-ą tiesiog pasirašyti kaip, ne, 2, 0, 2, 4 minus x-uoju, ne? Nes turim tą patį, kad 1 dalinta iš 2, 0, 2, 4 x pakeltą x-uoju. Ne, jeigu pasirašysim x-ą, mums čia tiesiog bus patogiau spręsti. Ir ką mes turime, tai mes žinome, kad kaip mes ištraukime išvestinę iš tokios funkcijos, tai išvestinė yra tiesiog tas pats a x-uoju, tik dar ln iš a. Ne? Tai ką mesgi turime? Tai mes turime 2, 0, 2, 4 x-uoju ln iš 2024. Ir dar kart x-o išvestinė, bet x-o išvestinė yra tiesiog 1. Ir tada minus, tas pats yra 2, 0, 2, 4. Čia minus dabar x-uoja, nes minusas ln, tas pats 2, 0, 2, 4. Ir kart x minus x išvestinė yra minus 1. Ne? Bam. Ką mes turime? 2, 0, 2, 4 x ln 2, 0, 2, 4 plus, ne? Minusas įprastina, plus 2, 0, 2, 4 minus x ln 2, 0, 2, 4. Dabar kaip įrodysime, kad ši funkcija neturi kritinių taškų. O paprasčiausia, ką mums reikia tiesiog pasakyti, kad nei vienas iš šitų skaičių, nu, arba funkcijų, negali būti neigiamas, ne? Kaip mes tai pavaizduosim? 2, 0, 2, 4 x visai bus daugiau už 0. Nes rodiklinė funkcija niekada nebūna neigiama.
niekada nebūna neigiama. Ne, taip pat su, čia nežinau, matosi jums ten? Ok, ten nesimato, bet ten parašyta tiesiog niekada nebūna neigiama. Tada, ką turime toliau? Mes turime ln. ln 2, 0, 2, 4 irgi yra daugiau už 0, ne, tiesiog suskaičiuojam. Tas pats su 2, 0, 2, 4 minus x irgi. Rodiklinė funkcija vis laik daugiau už 0. Niekada nebūna neigiama. Taigi, ane, tai ką reikėtų rašyti atsakymą? Gerai, tiesiog parašom atsakymą. Atsakymas. Funkcija f nuo x neturi kritinių taškų. Nes f nuo x bus visada daugiau už 0. Ane? Ane, ir tada galim dar paminėti visus tos praeitus faktus, nes 2, 0, 2, 4, x visada daugiau už 0. Tada 2, 0. Jo. 2, 0, 2, 4 minus x irgi visada yra daugiau už 0. Kai x priklauso realiesiams skaičiams. Ane? Ir ln 2, 0, 2, 4 irgi yra daugiau už 0. Ane? Bim. Turime įrodymą. Ir šituo uždaviniu mes baigiame mūsų VB sprendimą. Tikiuosi buvo gerai. Tikiuosi pajautėte ir biškį tokio entertainmento ir kažką sužinoti naujo. Ir jeigu turite kokių norų, pasiūlymų, ką galėčiau nuveikti toliau, būtinai prašykite ir galbūt net padarysiu video apie tai.